Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. Hado – aukštos kokybės alyva ir priedai. Labas rytas, bičiuliai! Labas rytas! Štai čia matote Izidoriaus Porsche ir šiandien trūksta vieno iš mūsų projektų. Bet šiandien yra tarptautinė projektų diena, turėsime netgi 2 projektus, tai yra mūsų ir jūsų, taip kad pasižiūrim, ką šiandien mes jums paruošėm. Čia toks neblogas Lego gaudas, tai kelių Volkswagenų čia yra dalis. Jeigu tau dabar pasiūlyčiau kokią 30 000 eurų, ar parduotum? Už pinigus nenusipirks tokios emocijos. Tu matai, tu dar nesi susipažinęs su charakteriu šito gražuolio. 8 kartai. 1. 8. Ką, dabar einam dėti naująją mediją į savo vietą. O dabar lemiamas momentas. Kur raktelius padėjai? Bičiuliai, štai čia stovi Izidoriaus Porsche. Izidoriaus Porsche, kaip ir visi automobiliai, turi savo asmens kodą. Ir Izidorius gudras prieš rinkdamas beje, ir jam pasiteisino šitas pasirinkimas, Porsche puikiai laiko, bet prieš įpirkdamas jis patikrino į Car Vertical. Taip, šiaip aš visus automobilius tikrinu Car Vertical ir Porsche'as neparodė nieko blogo, tiksliau Porsche ataskaita nieko blogo, bet jeigu būčiau pamatęs kažką tai blogo, būčiau net automobilio nevažiavęs apžiūrėti įdomiau. Tad jums visiems rekomenduoju prieš perkant bet kokį automobilį, jokie numerį patikrinti Car Vertical ir svarbiausia, pasinaudokit nuolaidos kodu GAZAS dugnas, nes šitaip Car Vertical ataskaitas įsigysit 20% pigiau. O dabar keliamės į lentvarį ir apžiūrėkime labai įdomų ir panašios spalvos truputėlį netgi mano Porsche projektą. Taigi, lekiame po Lietuvą ieškoti įdomiausių modelių. Vykdome kelionę po Lietuvą ir ieškom ne tik įdomių vietų, o pavyzdžiui lentvarį radom ežerą. Aš prisipažinsiu, lentvaryje esu pirmą kartą ir pagaliau pamačiau, kaip čia yra gražu. Vasarą turbūt vaizdas dar įspūdingesnis ir lentvaryje yra labai įdomių ir įspūdingų automobilių. Ir šiandien jums pristatome nestandartinį pirmos kartos Golfą. Šalia manęs stovi šio tikrai įspūdingo automobilio savininkas Adomas. Sveikas, Adomai. Sveikas. Ir akylesni žiūrovai jau galbūt spėjo pamatyti šio automobilio valstybinius numerius. Tai yra MK1032. Tai turbūt visi supranta, kad MK1 reiškia, jog tai yra pirmos kartos Golfas. O ką reiškia skaičiai 032? Tai kad yra R32 variklis VR632. Labai sunku buvo gauti tokius numerius, turbūt ilgai medžiojai. Nu, kai jau buvau įsidėjęs motorą, tai iš karto buvo pirma mintis, kad reikia kažkokių numerių įdomesnių. Tai kai šoku iš tą MKI seriją, tai iš karto buvo pirma mintis, kad reikia 32. Ai, tu tiesiai iš registros nusipirkai? Tiesiai išaudžius iš karto per 3 telefonus bandėm. Ir pavyko nupirkti. Nežinant registrą, tai ten labai sunku būna pasigauti. Seniai turi šį automobilį? Nuo 2009 metų. 16 metų. Ir kiek variklių jau perėjo šitas kėbulas? Originaliai jisai yra MK1 GTI su DX motoru 1.8 turėjo būti. Tada kažkoks dėdukas Lietuvoje įdėjo 1.6 paprastą dizelį. Dizelį net benzą įdėjo? GTI? Taip, buvo GTI, yra išlikę lipdukai originalus, kad tai yra GTI DX motoru 8.2 kW. Buvo 1.6 dizelis, tada buvo 1.8 turbo iš A310 kW, tada buvo S3 motoras 1.8 turbo irgi, nu ir galutinis variantas yra 5 Golfo R32 VR6 motoras 3.2. O sunku jam pakeisti variklį, nes taip nemažai perėjo variklių šitas kėbulas? Vagose yra gan nesunku, nes yra adapteriai visi, tu gali pritaikyti kitas detalės nuo kitų modelių, tai pavyzdžiui, greičių dėžė yra nuo Volkswagen Bora 2.3 VR5 su keramika, ten greičių trosai Polo, stebulės priekinės yra MK2,
stabdžių diskai sudėti nuo Cordobos 8.1 kW GTI, nes diametras... Aš tai čia klausau, tai čia toks neblogas Lego gaunas, tai kelių Volkswagenų čia yra dalis, kelių VAG grupės automobilių dalis čia yra. Į VAG Seat yra nemažai, nes... Tai kaip suprantu, automobilio dizainą irgi tokį darei, kad tiktų pagal laikmetį šitam automobilio, ne? Jo evoliucija buvo ir statikas, buvo su dideliu dropu, buvo normalis, standartinė mašina, nu ir dabar toks clean stiliukas be jokių iššokiančių detalių, tik tai, kad jisai pats ryškus yra. Nu, spalvos pasirinkimas tikrai tavo išskirtinis yra. O kelinta spalva šio automobilio? Antrai. Jisai buvo žalias, bet buvo tamsiai žalias. Buvo Alhasa Green, GTI spalva, nu, bet jinai... Pas mane visi automobiliai turi skirtinės spalvas, ne kasdieninės, kur visi daug man kas sako, kad va, standartinis būtų jisai vertingesnis. Nu, aš automobilį darausi savo, ne kitiem. Kitų nuomonės neklausai, ne? Visiškai. Kokios būklės įsigijai šį automobilį? Jisai buvo pas mano krikšto tėtį kiemį jaugęs į žolę. Labai supuvęs buvo? Gan blogos būklės buvo, visas kėbulas buvo rūdyse, daug ką reikėjo tvarkyti, keisti detalėm kitom. Nu, darbo įdėta tikrai. Kėbulinius irgi dariausi, pats mokinausi vos ne ant šito kėbulo. Tai visą automobilį pats Visas automobilis yra padarytas mano, tik tai aš nedažiau. Variklis įdėtas mano išmetimas. Nu, viskas, kas yra dabar ant šio automobilio, tai savo rankom, kaip moku, tai padariau. Taip, tai masė jo yra 866 be manęs, su manim yra 966. Čia kaip vyriškas Lego. Man patinka tie VR-iniai varikliai, kad kubatūra didelė, cilindrų daug, bet vis tiek variklis atrodo sąlyginai kompaktiškas. Net nepagalvočiau, kad čia 3,2 kubatūra su 6 cilindrais. O dėl ko likai prie VR variklio, o ne prie 1.8 turbo, kuris turi daug daugiau potencialo galios išspausti iš automobilio? Bloga praktika su 1.8 turbo buvo. Pirmo motoro 2 kartus užvėlė viršutinius vėlenėlius, tepalo badas buvo, nežinau kodėl, tada iškrito svapas S3, susidėjau, užvėlė 3 cilindro švaistiklinius indikus. Nu ir to ir sakiau, viskas, noriu Atmo, grinai VR, kad būtų garsas, emocija, nes... Tai aš iš tavęs ir tikėjausi va šito atsakymą, kad vis tiek daug kas su VAG automobiliai šis variklius renkasi dėl garso, nes jau ką, bet jau garsą tikrai turi išskirtinį. Ok, Adomai, viduj irgi matom pokyčių, ne? Kas yra keista viduje? Yra NP partsų short shiftas sudėtas, toliau lopšiai su homologacija, draginiai puslankiai sudėti dėl saugos, nes tai yra automobilis gan senų metų ir čia apie saugą dar nelabai galvoja. O su tokiu varikliu tai tas turi būti pirmoje vietoje. Toliau viskas kaip ir išlaikyta maždaug standartas. Kitoks skydelis įdėtas, nes kad paleistų originalų skydelį, tai čia reiktų dėti nuo 5 Golfo, jis čia niekur netilptų. Ateityje yra planų pasileisti ant EKU Masterio, įsidėti gražų ekraniuką ir toliau tobulinti motorą. Kiek dabar, žiūrėk, kiek šitas Golfas dabar turi arklių? Su command standu jisai turi standartą 184 kW, tai prie tokio svorio jisai važiuoja tikrai gan įspūdingai. Aišku, 0-100 jo nėra dar kažkas labai super, nes kol kas dar yra dėžė be blokiruotės, bet turiu jau greičių dėžę su ilginta pora, su slėkinė blokiruotė, tai manau kitiem metams skaičiai turėtų būti geresni. Gerai, ir ką, dabar pagrindinis turbūt šito automobilio emocijos dalykas, tai yra garsas, ne? Galim užves pasižiūrėti. Išmetimas, girdžiu, nelabai standartinis. Kas Jo, daryta? Išmetimas darytas visas 70 mm iš nerūdinčio plieno su 2 rezonatoriais. Nes su vienu turbūt neįmanoma klausyti. Čia yra trečias bandymas išmetimo, buvo pirmas padarytas visiškai tiesus, tai neįmanoma.
Antras buvo su vienu rezonatorium, nu ir trečias, manau, kad labiausiai pavykęs, gan duslus garsas, tai su 2 rezonatoriais. Gražiausias garsas dabar. Jo, dabar jis taip lengvai, švelniai murkia. O jeigu tau dabar pasiūlyčiau kokią 30 000 eurų, ar parduotum šitą automobilį? Ne. Už pinigus nenusipirksi tokios emocijos. Nes jau pardavęs antrą tokį turbūt sunku būtų pasidaryti, ne? Ir susirasti. Jau gal ir to laiko tiek daug nėra, bet čia yra emocija, čia ne piniguose šitie dalykai yra skaičiuojami. Ačiū Adomui, kad pasidalino su mumis šiuo savo tikrai išskirtiniu projektu, o jeigu jūs turit kokį įdomų automobilį, gali būti kasdienis jūsų automobilis, jeigu jūs turi kokį įdomį istoriją, ar jis jums yra labai brangus, gali būti kažkoks projektas jūsų garaže, tai būtinai parašykit mums Instagramą Gazas Dugnas TV. Jeigu planavote įsigyti ukrainiečių gamintojo Hado produktų, įvairių alyvų, priedų ar eksploatacinių skysčių, tai šis savaitgalis yra puikus laikas tai padaryti. Galite apsipirkti internetu hado.lt. O mano rankose yra Hado Black Edition alyva. Tai yra alyva turinti pačius geriausius priedus, didžiausią kiekį revitalizanto. Tai ši alyva ir apsaugos jūsų variklį ir pagerins variklio darbą. Iš esmės tai yra aukščiausios rūšies Hado alyva, o joje esantis revitalizantas dar ir padidins jūsų variklio resursą arba gali net šiek tiek atstatyti padilusias jūsų variklio dalis. Tai vėl pasikartosiu hado.lt. O jeigu norite atvykti į vietą, hado.lt rasite ir visų parduotuvių sąrašą. Mes jau po truputėlį einame link pabaigos su Chrysleriu, bet labai norėjome atlikti vieną patobulinimą, kuris suteikia, daug komforto vairuotojui. Modernumo. Taip, mūsų Chrysleris yra senas 2000 metų ir neturi nei CarPlay'aus, neturi nei kameros, o mes kreipėmės į savo bičiulius iš carplay.lt, nuvežėm jiem Chryslerį, o kaip mums sekasi, netrukus pažiūrėsim. Gerai, štai mes ir atvykom pas mūsų jau pažįstamą Marių iš CarPlay'aus. Tai Mariau, tau atvarėm gražiausią pasaulio PT Cruiser. Pirmiausia, kalbėsime apie dizainą. Taigi, rubrika dizainas. Ir mūsų laidos specialistas Marius įvertins 10-balėje sistemoje štai šio gražuolio išvaizdą. Viską balais. 10 iš 10. 10 iš 10, puiku. Puikiai pradžia darbų. Gerai, Mariau, turime 2000 metų bolidą ir neturim nei CarPlay'aus, neturim nei ekranų, nei galinės kameros. Bet pradėsime nuo visko iš pradžių. Kaip ir minėjau, važiuodamas, pridariau šiek tiek reikalų. Tai perdeginau saugiklį. O kaip taip gali būti, kad aš įdėjęs LED lemputę sudeginau saugiklį? Tai problema buvo saugiklyje. Va, tiesiog nesirašė, kad neveikia saugiklis, sudegė saugiklis. Tai gerai, saugiklis pakeistas, čia buvo maža bėda, ne? Saugiklis pakeistas, atsigavo originalus magas. Ką mes galim jam padaryti, kad jis taptų modernesnis? Tai galim jam pakeisti magnetolą į kažką šiuolaikiškesnio, kad turėtų ekraną, kažkokias funkcijas. Tai bus Android radija turbūt ir kartu galim pajungti galinio vaizdo kamerą prie tos radijos. Kaip vyksta pasirinkimas? Modelis senas, 2000 metų. Ar tai yra kažkoks specialus šitam modeliui pritaikytas sprendimas ar universalus? Šitam modeliui mes užsakėm specialiai įrangą, kad jinai tiktų į originalią standartinę vietą, ne kažkokį tai universalų dalyką, o ieškojom specialiai. Gerai, ir štai mūsų naujoji medija. Ir aš iš tikrųjų labai nustebau. Pirmas dalykas, geras dalykas. Mes turime, kaip visą laiką mėgstame, ratukus, bet man žinai, kas labai patinka šitoj medijoje, nes jinai atrodo oldschooliškai. Ir man jinai primena tuos senovinius, kur mes, dabar jaunai kartai bus pamoka, kaip mes būdavom jauni ir kas jau turėdavo, nusipirkdavo įvairias magnetolas, stalčius buvo. Stalčiai įsidėdavo, iš karto įtaikyta su jungtim įsideda, eini namo, įsitraukia. Ir tada visas žiūri rajonas, kuris eina su šustresniu magu namo. O dabar iš tikrųjų dar viena iš gyvenimo istorija. Aš vieną kartą du kartus esu palikęs ir pamiršęs įsimti ir 2 kartus man pavogė. Vieną kartą prie namų, kitą kartą prie universiteto, prie Kauno sporto halės. Gerai, kas yra per daiktas? Tai yra Android multimedia, jinai turi kameros įvesti, galinio vaizdo kameros įvesti, turi savo FM radiją, aplikaciją FM radijai valdyti ir pasijungs ant originalių jungčių, nieko nereiks karpyti
Viskas veiks šitam ekrane, įsijungs pasukus raktelį, užgesins užgesus raktelį, Spalvos yra. Paleisim, žinai, kad tos delfinus, kad plauktų, kad formulė važiuotų. Šiaip tai būtų geras. Dabar žiūrėk, žiūri mūsų žmogus turintis kažkokį senesnį automobilį. Tai jam reikia į jūs kreipiantis žinoti tikslų modelį savo medijos, ar galima pritaikyti, kaip vyksta šitas procesas? Galima paprasčiau padaryti. Jūs tiesiog atsiunčiate mum nuotrauką, kad matytųsi jūsų centrinė konsolė. Siunčiau, ir mes identifikuojame, kokį sprendimą jums reikia. Pasakyk, kad siunčiau. Tai dabar pagal siuntė nuotraukas. Tai čia pagal dydį, pagal formą. Šituo atveju yra apvalūs kampai, tai reikėjo užsakinėti tam tikrą sprendimą būtent šitam modeliui, kad tilptų į šitą rėmą. Bet jeigu mes jau matom, kas per daiktas, kokia multimedija yra originali automobilyje, tai mes galim tada jums parinkti kažkokį tai sprendimą, pasiūlyti su kaina ir sumontuoti kartu. Geriausias dalykas tai, kad nepasikeis nei panelė, niekas, viskas gražiai tinka. Gerai, kamerytės mes neturim niekur, turim nuostabiai gražų galą ir ką? Tai tas galas yra labai lygus toksai ir čia nelabai yra kur pritaikyti kažkokią kamerą, tai sprendimas yra numerio rėmelis kartu su kamera, tai pakeisim tiesiog numerio rėmelį, čia šitoje vietoje atsiras kamera ir ją pajungsim, pradėsim laidus ir viskas atrodys daugiau mažiau originaliai. Vėlgi labai geras dalykas, kad vėl mums nereikės nieko pjaustyti, nieko keisti ir bus originali išvaizda su moderniais sprendimais, ne? Tai gerai, mes dabar turime išsimti numerį. Taip, išsimsim seną numerio rėmelį. Dabar reikia per visą saloną vesti laidą, ne? Nu dėja, taip reikia. Čia turbūt pati sunkiausia ir šlikščiausia šio proceso dalis, ne? Taip. Reikia ardyti plasmasės, kišti tą laidą kažkur, pažiūrėti, kad jisai liktų vietoj, kad jo nenukirstų, nepasižeistų jisai, pravest tą laidą. Nu ir tada jau viską bandysim sujungti, nustatyti ir parodyti. Kaip Ok, aš kaip matau šitą kamerytę, gali net nusistatyti ir kampą, ne? Jo, gali pasikelti, mažinti. Gerai, tai dabar Mariau, nuo ko pradėsim? Pradžiai šimsim originalią radiją, vesim laidą ir tada viskas sujungs. Važiuojam. Gerai, bičiuliai, kągi, testukas, aš keisdamas šitas lemputes į ledinės, kur kas sumoderninau automobilį ir laikinai sugadinau. Dabar matome, viskas veikia. Čia, žinok, aš jau tiek buvau dardėsi kažkada irgi. Nu, šitą nebuvau šiemis, nemėluosiu. Gerai, ir čia turime senai mūsų magnetofoną. Čia įdomu, kad dar buvo ir plokštelių grotuvas. Bet, man atrodo, pas visus amerikietiškus toks eidavo, ne? Aš atsimenu, kad būdavo taip iš dviejų lygių. Daug mašinų, Chrysler ir kitų panašių modelių turėjo kažkokį tokį variaciją su CD ir su kasetė, arba tik radiją. Jeigu kas nors ieškote, va, čia su CD net grotuvų ir su kasetė, tik dabar pamačiau, kad čia 2 aukštų. Jeigu jūs domina šis 2 aukštų magnetolas, tai prašome kreiptis į mus, padarysime kainą gerą. Šitas ant daug didesnis. Koks sunkus. Sunkesnis. Aikt. Šitą garsą būtinai. Išėmė mūsų senąjį magnetolą. Ir dabar eina taip, kad pirmą turim dėti naująją, o po to viską ant viršaus. Pradžiai yra adapteris laidas, turi įsidėti. Nu va, galim palyginti senasias technologijas su naujosiam. Tai senoji magnetola Chrysler Corporation pagamino va štai tokio dydžio iš 2 aukštų, kaip minėjau. O dabar pažiūrėkit, kokią turime dabar. Su daugiau funkcijų ir turbūt 3 mažesnė. Gerai, ką, dabar einam dėti naująją mediją į savo vietą. O šitą, gaila, kad nėra to lankelio. Nešiočiausi taip. O. Ir Mariau, to pačiu galit visiems dabar jau prisižadėti, kad ambient apšvietimas taip pat bus šiame automobilyje. Gerai. Ambient apšvietimą tikrai galim padaryti šiame automobilyje. Kas čia per laidukai nauja? O čia pasijungs kamera. Aha. Čia kameros laidas yra į galą. Čia bus nauja kamera. Nu ir šiek tiek... Dabar reikia raktelio? Dar radija, dabar reikės raktelio. Tai. Man labai nekantru. Na ką, mūsų naujoji multimedija jau vietoje. Bet tai man žiauriai. O dabar lemiamas momentas. Kur raktelius padėjai? Va. Čia, gerai. Ačiū tau, Mariau. Taip nepipsėdavo senoviai, kol buvo sudegęs. Opa! Prašau.
Groja radio originaliai per FM. Kiek daug telpa tam ekranai? Nu, man labai patinka jos stiliukas. O turim tą skryną? Turim. Be abejo. Bluetooth'ą prisijungsim, viskas veikia. YouTube'ą turim. Žiūrėk, net car settings galime maudus net prisijungti. Parsisils gali maudus. Čia aplikacijų turim visokių. Tai čia prisijungus prie telefono internetą gali net internetą žiūrėti. Taip, gali žiūrėti internetą. YouTube'e galima Gazas Dugnas TV. Žiūrėti Gazas Dugnas TV. Gerai, medija veikia, viskas gerai ir dabar reikia išsibandyti, prasitiesti laidą iki numerio, kuriame bus kamerytė. Taip, kad kol dar nieks nesurinkta, einam išsibandysim, ar turime kontaktą su kamera. Taip. Profesionaliai, ne? Taip. Šiaip tai mūsų gražuolis yra su principais, nes mes tai žinome triuką, kaip laikosi bagažinė. Marius nežino, todėl nuėjau ieškoti šluotko, čia matau, kas atstos bagažinės laikyti. Mariau, tu matai, tu dar nesi susipažinęs su charakteriu šito gražuolio. 8 kartai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pečių treniruotė 8. čia. Kam taigi šitą šluotą laikas? Taigi va laikas. Va. Dabar mes turime prasivedę laidą nuo priekio į galą, dailiai, gražiai, kad nesimatytų. Ir kur dabar čia tie kontaktukai? Tai kontaktukai yra čia. O tai ką mes Čia tą bagažinį iš viso laidas. atidarėm? Kaip įsijungs kamera? Aš tavęs klausiau, ar tai yra nuo bėgių perjungimo svirties, Taip. bet kažkokį kitą sprendimą priėmė. Sprendimas yra paprastas, yra atbulinio lemputė, kuri įjungus atbulinį bėgį ir jinai gauna 12 voltų, tai mes prijungiam galinės kameros maitinimą ir sužadinimą kartu nuo tos lemputės. pažadinimą. Taip, ir pažadina, ir užsimaitina įjungus atbulinį bėgį. Tai tuo metu radijas supranta, kad įjungtas atbulinis bėgis ir kamera gauna 12 voltų maitinimą. Nu va, viskas. Senasis out. Maršteliai čia. Raudonas į raudoną, geltonas į geltoną. Kamerytė štai čia. Ir ką dabar? Bandymas, ar viskas veikia. Gerai. Medija užsižiebė, viskas gerai. Marius mojuoja. Mariau, veikia, ale kaip plačiai ima tą kamerą. Va taip, va plačiai. ima. Plačia ekranis. Išjungiam, išsijungia. Įjungiam, veikia. Nu liuks! Dabar tik tai reikia viską surinkti atgal. Man patinka šitas sprendimas. Kamera rėmelėje yra puikus dalykas. Nei pjaustyti nieko, nei kažką daryti. Tiesiog. Bet man tai klausimas, Mariau, kam jūs atidarėte bagažinę? Tam, kad paprašiau būtų čia pasidėti. Ai. Tai gerai, ką mes dabar pradedam nuo šičia montuoti. Taip. Galima viską sudėti į savo vietas, ne? Nu, pavyko suslėpti laidus. Chrysleris taisosi pats save. Matote, bagažinė puikiai laikosi ir prie to nereikia kabinėtis. Viskas čia yra puikiai. Darbai atlikti, numeris savo vietoj, kamerytė savo vietoj. Laideliai dailiai suslėpti. Ir dabar liko tik tai. O dabar, man atrodo, Marius jau ten toj testuos. Apšvietimas veikia. Viskas puikiai. Gerai, einam pas Marių, pažiūrėsim, kaip Marių sekasi. O, Marių, tai kas čia dabar? Tai aš nespėjau ateiti, jau tu viską surinkai? Nu, nebuvo labai sudėtingas darbas. Tame reikale biškė esu įgudęs. Nu, metam atbulinę. Metam atbulinę. Šiaip man tai pačiam patinka, kad FM radija veikia tiesiog. Originaliai. Kažkoks yra valdymas FM radijai sugalvotas, tai tas dalykas nedingsta įdėjus tokį daiktą, o atbulinis veikia šluota matosi. Sulaukit? Prie bordiūro galima bandyti privažiuoti jau. A, matot? Taip. Matom.
Gerai, viskas. Šiandien darbai vyko labai sklandžiai, labai operatyviai ir svarbiausia, viskas veikia. Tai Mariau, čia toksai nebuvo sudėtingas darbas, ne? Nu vėl, geras pasiruošimas, pusė darbo. Tai va, viskas veikia ir man, žinai, kas labiausiai patinka. Čia toksai labai panašus variantas, kaip buvo su mano Porsche, kur nesimato jokios invazijos, žinai. Viskas atrodo kaip čia buvę, kaip originaliai ir svarbiausia, viskas veikia. Viskas, Mariau, ačiū tau, o mes duosim Izidoriui, kuris pirmasis išbandys galinio vaizdo kameras. Iki. Iki. Viskas, bičiuliai, šiandien tokie buvo mūsų darbai, pamatėm senų automobilių, o rytoj jau rodysime naujesnius elektrinius modelius. Taip, rytoj 10:30 neužmirškite įsijungti TV6, kur pasitiksime jūsų e-gazu, o 16:30 pasimatysim per TV3 su Gazas Dugnas Show. Ir ten jau matysit ne tik mus arba automobilius, bet ir turėsim įžymių svečių ir žiūrovų studijų. Viskas. Sakome ačiū, kad buvote ir iki rytojaus. Iki. Iki. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. Hado. Aukštos kokybės alyva ir priedai.